Išreikšk savo valią ir tu būsi galingas. Sveiki visi, kaip laikotės šiandien. Noriu pakalbėti apie vyrus. Aš kaip vyras kažkaip tai irgi praėjau pro visokius savo gyvenimo etapus. Jau nemažai mačiau. Ir norėjau pakalbėti daugiau, šiek tiek daugiau, nes čia per 5, 10, 15 minučių neprikalbėsiu. Žiūrėsim, kiek čia minučių išeis pakalbėti. Čia bus turbūt nemažai iš ezoterikos, iš filosofijos, iš psichologijos. Žiūrėsim, kur čia mumis nuves per tas kelias minutės. Taip, kai aš dabar, kai matau kai prabėgu pro savo nueitą gyvenimą, tokie daug visokių etapų buvo. Ir buvo gerų momentų, daug jo. Pagrindas viskas buvo geri momentai. Buvo ir kvailų momentų, buvo ir blogų momentų. Bet kiekvienas mes turime tai. Mes kiekvienas tiesiog iš mūsų, turim gerų momentų, blogų ir nuostabių ir visokiausių, Ir aš nesu kažkoksai išskirtinis, čia nepagalvokit apie tai. Aš esu toks pat kaip ir visi, Mes tik tais esame skirtingi tuo, kad mūsų patirtis skiriasi ir viskas. Momentas, kai iš tikrųjų dabar, kai atsimenu savo, dabar koks aš esu ir koks aš buvau, kai man buvo 20, 25, 30, netgi 35. Ir aš buvau toksai mažas berniukas iš tikrųjų. Mažas berniukas. Toksai švelnus, mažas berniukas. Kaip ir buvau užaugęs vyras. Bet toksai mažas, Toksai nepasitinkintis savim. Nežinomybės daug. Tas nepasitikėjimas toks gal bendras. Buvo momentas iš tikrųjų, aš papasakosiu, kodėl taip atsitiko, kad aš toksai buvau. Buvo momentas, kai išvažiavau į užsienį, buvo momentas, kai aš klausiau vyresnių žmonių jų patirties. Ir man tai labai padėjo. Paskui kažkoks momentas buvo, vėliau mane kažkaip tai apdirbo sistema ir aš labai nukritau į apačią žemai, Ir tas nepasitikėjimas toksai, jisai padidėjo. Ir kažkaip tai nelabai augau kaip vyras tuo momentu. Ir praradau daug laiko tokioj tam laike. Ir viskas iš tikrųjų, kai nepasitikė savim, kai mažas berniukas esi, kai savo kaprizus rodai, atrodo, kad viską tau 20, 25, 30, 35, tai oho, ne? Tas ego toksai, čia aš viską žinau, ką aš čia man pasakoju, taip turi būti, Ir Ir
Nu, ir jau tai per gyvenimą toksai etapas buvo nemažas. Aišku, prie kažko pripranti, žinai, ten kažką tai ar dirbi, ar ant savęs dirbi, ar tenai susidraugauji su kažko, pripranti prie realybės tos savo ir gerai, viskas kaip ir tvarkoje, ne, bet iš tikrųjų, kas liečia, pavyzdžiui, draugystę su moterim, arba, nu jo, pavyzdžiui, paliečiam draugystę su moterim. Tiek buvo tų draugysčių, žinai, ir aš nemokėjau, pavyzdžiui, aš nemokėjau, kaip draugauti su moterim. Tai prasme, ne tai gal kaip, tipo, aš viską žinau, žinai, aš viską suprantu, bet iš tikrųjų, kai giliau paeina, kai moteris sako, aš tave myliu, man būdavo toksai kažkoks, dabar matau, žinai, taip sumažėjau visas ir nieko negaliu pasakyti. Supranti? Toksai, taip keistas tas jausmas, jo, taip, tipo, nežinai, ką pasakyti. Nežinau, ką pasakyti. Atgal. Ir nieko nepasakau, supranti? Moteris graži, puiki, protinga, išvaizdi, nuostabi, sako, tave myliu, o aš nieko, toks mažiukas berniukas, taip jaučiasi, toks mažiukas berniukas atsitraukia ir nežinai, ką pasakyti. Supranti? Mes apie tai kalbam čia pas mane, apie tokius dalykus, žinai, jeigu rezonuoja, užeik ir pakalbėsim, pabendrausim, kiek čia jau yra laiko, 8 buvo veik minutės. Užeik, jeigu rezonuoja, pakalbėsim apie tokius dalykus. Ir, nu, ir toksai durnas toksai jausmas kvailas, kaip dabar atsimenu, žinai, ir ne vieną kartą tai buvo. Arba su kita moterim irgi nuostabi, graži, puikiai moteris ir išsiskiri su ja. Kažką netai padaro, aš nežinau tiksliai, senokai tai buvo, gan senokai tai buvo ir tiksliai aš nežinau, žinai, kažką pasako, kažką netai padaro, kažką pasako prasčiausiai ir aš taip pagalvoju, nu, ką čia nusišneka. Ir kitą dieną sakai, viskas, nebedraugavom, išsiskiriam. O tenai moteris, nu, jinai turi savo jausmus, savo įsitikinimus, savo realybę, bet kartu, kai esi reikia realybę kartu sujungti, žinai, tavo ir jos. Dabar aš tai suprantu viską. Daugą, ne viską. Niekas čia visko nieko nesupranta, žinai, čia mums dar augti. Čia ir išsiskiri. Ir taip eini, žinai, toksai pridusęs, toksai mažas berniukas, toksai, su savo kaprizais. Ir taip yra. Dabar aš matau, kodėl taip yra. Nes aš užaugau taip. Mano tėvukas nesakė mano mamai, kad aš tave myliu, nepabučiavo prie manęs, jos į kaktą, ar į lūpas, ar į žandą, neapkabino, nes jisai irgi to nežinojo ir nežino. Supranti, ką noriu pasakyti? Taip pat ir mama nepadėkojo jam už kažką tai. Nevertino taip kaip didelio, stipraus, gražaus, galingo vyro. Supranti, ką noriu pasakyti? Ir susirenki tos visus, ką mama ir tėtis darė, ir taip gyveni savo gyvenimą. Taip ir yra. Viskas. Dabar aš matau, žinai, tiesiog viskas, kaip tu elgiesi dabar,
savo gyvenime dabar realybėje. Viskas, kaip tu elgiesi, yra, ar tu nuostabiai elgiesi, nesvarbu, aš nesakau, kas čia yra blogai ar gerai, ne. Viskas, kaip tu elgiesi dabar, ar gerai, ar nuostabiai, ar fantastiškai, ar blogai, ar negerai, ar žiauriai. Viskas yra dėl to, kaip tu užaugai jaunystėje. Iki 5-7 metukų susiformuoja viskas. Ten gal dar biškiai iki daugiau, bet pagrindas toksai yra. Ir viskas. Ir nieks daugiau mūsų nemokina. Tau ateina 10 metukų, 14, 16, 20 ir tu nieko daugiau neišmoksti. O jeigu ten mažesniam kaimelį, miestelį gyveni, tai iš viso. Nes Lietuva tokia mažytė yra, žinai. Jeigu ten Vilniui, Klaipėdoj, Kaune, ar tenai, pavyzdžiui, kitoj, Dubline, žinai, Londone, ar ten Maskvoje, ar New York'e, tai ten biški kitaip yra, energijos yra paskirstytos kitaip visai. Ir tu daugiau patirties turi, daugiau išmoksti, o mažam kaime tu mažiau patirties turi, mažiau išmoksti. O taip ir yra. Susirenkamės viską vaikystėje, jaunystėje, ir kaip mes išmokstame, taip mes ir gyvenam. Ir dėl to, kai mes užaugame, mes kitaip aš nemoku elgtis. Kitaip tu nemoki elgtis tik dėl to, kad tu taip užaugai. Supranti? Ir reikia mokintis. Mums 20, 30, 40, 50, 60. Kai kurie dar nemoka, kaip gyventi. Čia, aišku, aš paliečiau vyro ir moters draugystę, santykius, bet dėl visko taip yra, dėl visko. Tiesiog dėl visko. Ir dėl pinigų, ir dėl sveikatos, ir dėl laimės, dėl visko. Čia palikim tik tais vyro ir moters draugystę. Ir turi tu mokintis. Žiūrėk, kodėl tu skiriesi su žmona? Kodėl tu skiriesi su vyru? Kodėl jūs abudu turit vaikų ir skiriatės? Kodėl? Kad nesutampa tie nuomonės? Aišku, visokių variantų yra, ir skaičiavimų tai galima, žinai, visokių variantų apskaičiuoti ir aptarti, bet aš bendrai kalbu, žinai. Kodėl tu eini pas kitą vyrą? Tu turi vaikų, tu turi vyrą namuose, ir kodėl tu eini pas kitų vyrų? Arba kodėl tu eini pas kitų bobų? Tu turi vaikų, tu turi šeimą, ir tu eini pas kitų bobų. Kodėl tai yra? Kodėl tu eini, pavyzdžiui, jeigu tu vyras eini, kodėl tu eini pas kitų vyrų? Tu galvoji, taip nėra? Ir dar kaip? O kodėl tu eini, pavyzdžiui, pas kitų, jeigu tu esi moteris, kodėl tu eini pas kitų moterų, pavyzdžiui? Žinai kodėl? Žinai, kodėl tu taip darai? Dėl to, kad tu galvoji, kad jie tau duos meilę, tą jausmą meilės. Aišku, čia yra taip pat, kodėl tu taip darai, taip pat dar galima išskirstyti ir dėl ko taip yra. Čia ezoterikos irgi galima prikišti, kad eterinėme lygyje tai labai tave kontroliuoja ir uždėję yra visokias programas tau ir visokius horoskopus ir visokias numerologijas ir parazitų ir lervų yra pas tave ant kūno ir tas irgi labai įtakos turi. Bet ir žiūrėk, tai kas tave valdo? Ar tu pats valdai savo emocijas ir mintis, ar lervos tave valdo? Supranti?
Tai va, grįšim prie to jausmo. Kodėl tu ten eini? Dėl to, kad tu nori meilės, jausmo, kad tave kažkas pamiltų, kad tau duotų gerą jausmą, tą šilumos jausmą. Nesvarbu, ir vyras, ir moteris tas pats. Supranti, ką noriu pasakyti? 16 minučių bliavo tik tokui. Wow. Nu, aš padarysiu truputį tik tokią uždėsiu, padalinsiu tą įrašą, truputį tik tokią uždėsiu ir visą ilgesnį padarysiu, aš perkelsiu į YouTube, jeigu kas užeik į YouTube, paklausyk visą likusią, nes tik to, ką nenoriu daug kelti. Supranti, ką noriu pasakyti? O žinai, kodėl taip yra? Kad tu nori meilės iš kitų. Dėl to, kad tu jauti pasąmoniniam lygyje nesąmoniniam lygyje, tu jauti, kad kažkur tai yra ta meilė, Kažkas tai tave gali apkabinti ir mylėti ir pasakyti, kad tu esi nuostabus, tu esi kietas, tu esi nuostabi, tu esi graži, tu esi fantastiška, tu esi kietas, tu esi stiprus, galingas. Tu jauti, bet tu nesupranti, kodėl tu tą jauti ir iš kur tu tą jauti. Va dėl to, o žinai, kodėl taip yra. Tu jauti tą visiškai teisingai, nes tavo tikri tėvai yra tenai, eterinėme lygyje. Supranti? Nu, čia biškai iš ezoterikos. Tavo tikri tėvai yra tenai. Tame eterinėme lygyje ir jie tave myli besąlygiškai. Supranti, ką noriu pasakyti? Čia nėra taip, kad mes čia esam akli žasiukai ir vaikštom galvytės nulenkę. Čia nėra taip, kad mes esam vieni ir akli žasiukai. Ne. Tas jausmas meilės, jisai yra biškai užslopintas, gan nemažai užslopintas ir dėl to mes ir jaučiam tą. Bet jisai yra, jisai niekur ne... Kodėl mes jaučiam tą? Dėl to, kad čia tiesiog net neįmanoma atjungti tos jungties. Tik tais tiek, kad mes esam užslopinti labai stipriai. Tos tėviškos, motiniškos jungties tikrosios. Ne iš čia, ne iš mūsų mamos ir tėvo, bet iš tikrojo mūsų kūrėjo, galim pasakyti, tėvų, žinai. Supranti, čia iš ezoterikos, aš perspėjau tave. Tai va, kai tu jausi iš pat pradžių, kai tu jausi besąlygišką meilę savo ir savo aplinkai, to viskas pasikeis. Aišku, čia reikia išlavinti truputį, biškai reikia laiko išlavinti, suvokti ir viskas pasikeis. Nu, įsivaizduok dabar, žiūrėk. Kai ramiai būsi, pasakyk savo, žinai. Gali mintyse sakyti, gali garsu, gali mintyse, tyliai, nesvarbu. Bet taip susikoncentruok į save, įsivaizduok save mintyse, užsimerk, įsivaizduok save mintyse, tokį gražią, didelę tokią, nuostabią moterį, gražią tokią, įsivaizduok, užsimerkusi. Tokį nuostabaus grožio, įsivaizduok save ir taip mintyse pasakyk savo.
aš tave myliu. Ir apkabink save. Įsivaizduok. Nu ir pajusk, ką jauti. Jausmus, pajusk. Jeigu iš pradžių neišeina, padaryk tai kitą dieną. Taip keletą kartų padaryk ir pamatysi, kokie jausmai ateis. Tas pats ir jeigu tu vyras, įsivaizduok save, užsimerk, ramiai būk, įsivaizduok save ir pasakyk savo. Duok taip vyriškai ranką savo. Sakyk, aš esu svarbus, aš esu kietas, aš esu nuostabus, aš esu galingas, aš esu stiprus, aš esu mylintis ir mylimas. Ir jausk, pabandyk pajusti tą jausmus. Irgi, jeigu neišeina vieną dieną, padaryk kitą ir pamatysi. Tai va, kažkaip tai taip. Visi mes ieškom tos meilės, visi. Meilė yra mūsų saulės rezginy, koncentruota, viskas yra tenai. Ir kažkaip tai taip. Tai va, ir dabar taip, dabar viskas pasikeitė, man čia reikėjo ne vienų metų, kad daičiau iki tokio taško ir daug ką suprasčiau, suvokčiau, sužinočiau, taip toliau ir panašiai apie save ir augu ir kiekvienas mes augam, kiekvieną dieną, bet tas augimas, žinai, toksai, kaip pasakyti, būtų gerai, žinai, kad tas augimas būtų toksai tikras, tvirtas, žinai, toksai toksai suvokimas turi tvirtas būti, žinai, kad čia yra teisinga. Koncentruotis į save, žinai. Neegoistiškai. Visi mes esam susiję, visi tiesiog. Ir kepėjas, ir pardavėjas, ir vairuotojas, ir Elonas Muskas, ir Trumpas, ir Putinas, ir mama, tėvas, ir sesė, brolis. Visi mes esam susiję. Bet, tai va, aš, kiek šitų laiko jau? Wow. Ir, toks buvo momentas, žinai, dabar viskas gerai. Čia augti, čia begalybė. Suvokimų begalybė yra, augimo begalybė yra šeimoje su žmona. Čia begalybė. Pavyzdžiui, aš, kai tenai buvo tie laikai tokie su moterim, žinai. Nukreipė mano dėmesį. Ir tas momentas, kai buvo su moterim toksai jaunystėje, ir tai, ką aš išmokau iš tėvo, iš mamos ir viskas. Taip ir buvo. O čia ne jų kaltė, čia sistemos kaltė. Aš, pavyzdžiui, mokėjau puikiai su dviračiais elgtis, sutaisyti dviratį. Su motociklais puikiai elgiausi. Su mašinom, su traktoriais, su mašinom, su technika kažkokia, su plaktuku, su pjūklu. Nes aš tą išmokau iš jo. Supranti? Viskas yra vaikystėje, jaunystėje. Viskas yra vaikystėje, jaunystėje. Užfiksuota. Taip yra mūsų tas sielos struktūra, tokia yra.
užfiksuojame mes viską jaunystėje, vaikystėje ir taip ir gyvename. Jeigu mes išmoktumėm visko vaikystėje, jaunystėje, jokių problemų nebuvo. Bet tai ateina, tas laikas ateina. Tai tas laikas ateina, jau viskas keičiasi labai ir tik tais laiko klausimas, kai tai bus, žinai. Reikia padirbėti, reikia pašalinti visus parazitus, kurie mums čia kenkia ir viskas pasikeis. Supranti? Ir aš išmokau to, bet aš nemokėjau to, supranti? Aš vaikštau vienas iki kažkoks ilgas savaitgalis buvo, man atrodo, išėjau ten, ar važiavau su mašina, dabar neatsimenu, aplink tokį mažą parkelį važiuoju, žinai. Nu jo, ilgas savaitgalis buvo. Ir kaip tik vienas tuo momentu gyvenau, jau ilgą laiką tarpą. Ir su sveikata man tuo momentu, kai buvo nesąmonės, tai važiuoju aplink tą parkelį. Ir tenai, kai ilgas savaitgalis buvo, visi tenai užsienį buvau. Ir žmonės per ilgą savaitgalį išeina pailsėti, žinai, į parkelį, atsineša grilius, atsineša dekiukus, kamuolį, badmintoną žaidžia, viską ten daro, žinai. Ir aš tuo momentu, o taip toksai buvo suvokimas. Klik. Kas čia kažkas tai negerai. Čia kažkas tai negerai su manim. Čia kažkas tai negerai. Nes visi tie su šeimom, vyras su žmona, vaikai, motina, tėvas, vaikai, žaidžia, grilina kažką tai. O aš vienas vaikštau, žinėjau, dirbu, darau kažką, verslauju. Tada buvo toks momentas, čia, blėt, kažkas negerai. Ir aš net nemokėjau ilgą laiką pasakyti mamai, kad aš myliu tave. Arba tėvui. Nes ten, kur buvau toj šaly, tenai tokie, žinai, visi tokie laisvesni, tokie. I love you, žinai, I love you, myliu tave. Seseriai myliu tave, broliui myliu tave, broliui seseriai myliu, vaikai tėvam myliu tave, tėvai vaikam myliu tave, vaikai tėvam myliu tave. O aš net nemokėjau pasakyti mamai, kad aš myliu tave ilgą laiką. Įsivaizduoji? Nei tėvo ieškai. Bet aš išmokau kitko. Ten su technika, su mašinom, ten su kažkokiais tokiais dalykais, žinai, su motociklais, su dviračiais, žinai. Dviratį galiu sutaisyti, ne? Bet pasakyti savo panai, kad myliu tave ir kaip rūpintis ją ir kaip gyventi su ją, buvo toks blokas, kad wow. Kažkaip taip, šiandien tiek užteks. Malonu buvo su visais pasigirdėti. Ir šiaip dabar viskas yra nuostabu, viskas puiku, viskas gerai. Einam į priekį, augam toliau. Skrėjam su dideliais sparnais aukštai ir toli. Labai greitai ir greičiu, tapsime dideliu greičiu. Ir viskas puiku. Ir jeigu tu nori kažką tokio pakeisti, pasikeisti, nežinai kaip kažkas tai negerai, kažkas tai tokio, negerai, blogai, kažkas tai, išreikšk savo valią, pasakyk savo, žinai, čia kažkas negerai, žinai, čia kažkas negerai. Sunku suvokti savo problemą, sunku. Suvokti, kad kažkas negerai su tavim, sunku padirbti su tavim, bet čia yra darbas su savim, išreikšk savo valią, sakyk, stop, čia kažkas negerai, aš taip nenoriu, aš to nenoriu, aš noriu, kad būtų taip ir taip. Ir pradės tau formuotis
tie visi momentai tavo gyvenime pradės formuotis. Tas atšoks, atkris tas momentas, ateis prie kito momento, tu nueisi ir vieną dieną pasibėsi, čia kažkas tai naujo. Ir tu turi žingsnius daryti, pasimti tą naują momentą, supranti? Sunku kartais pasikeisti. Dažnai sunku keistis, dažnai. Bet jeigu mes nesikeisim, jeigu tu nesikeisi, nieko gero nebus. Būsi žasiukas, ką tik gimęs ir nesuprantantis nieko. Kažkaip tai taip. Dar kartą dėkui, kad buvot kartu ir pasigirdėjom ir pasimatysim vėliau. Čiau.